Mamyčių klube dabar metas rubrikai Aš gimiau, o joje apie tai, apie ką galime suprasti tik mes, mamos, apie gimdymo laukimą ir nerimą jo belaukiant. Ar viskas pavyks, ar aš sugebėsiu, ar ištversiu skausmą, o gal geriau operacija be jokių kančių? Rubrika Aš gimiau pristato Huggies Elite Soft. Teoriškai, būsimoji mama Lietuvoje pasirinkimo gimdyti per skausmą ar operaciją be jokių kančių kaip ir neturi. Tačiau statistiniai duomenys leidžia daryti prielaidą, jog ne visos cezario pjūvio operacijos atliekamos iš būtinybės. Visi moksliniai tyrimai teigia, kad gimdyti per cezario pjūvį yra saugu tik tada, kai tai yra būtina. Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja, kad gimdymai cezario pjūvio būdu užsibaigtų nedaugiau negu 10–15%. Lietuvoje šitas procentas yra 25%. Kitaip tariant, šiandien Lietuvoje cezario pjūvio operacijos atliekamos maždaug ketvirtadaliui gimdyvių. Pasak medikų, cezario pjūvis gali turėti neigiamų pasekmių visam likusiam vaiko gyvenimui. Ar svarstei cezario pjūvį kaip tokią lengvesnį išeitį? Ne, visiškai net nesvarčiau, net nebuvo tokios minties. O nebuvo kas patartų? Buvo, visko buvo ir sakė, kam tu čia kankintis, tiesiog 1, 2, 3 ir išeini ir išsišėpiusi, atsistoji ir nueini, ne? Aš sakiau ne. 2 berniukų mama Vilita pasakojo, jog pirmajam gimdymui žinoma ruošiasi labiau nei antrajam. Mat laukdamasi Pauliaus jautėsi dar nepamiršusi visų reikalingų žinių. Priešingai, dargi ir turinti stipriai pasitarnaujančią patirtį. Aš iš tų mamų, kur nei pirmas labai baisus, nei antras labai baisus. Papasako, kaip tu ruošiesi apskritai gimdymui kaip įvykiui tokiam? Aš manau, ruošiausi labiau, aišku, su pirmu, nei su antru. Bet su pirmu tai tiesiog ir sakiau, kad bet kokią kainą gimdysiu pati. Dėl to tikriausiai, kad galvojau, kad tiek vaikui geriau, apie save biškį šitoje srityje gal buvau pamiršus, bet kad vaikui geriau taip. Plius imunitetas didesnis, plius kovotojas, sakiau, bus užaugęs, kadangi žinau, kad plius berniukas, tai galvoju, kaip jisai bus pas mane, ne kovotojas už gyvenimą. Yra jau daug tyrimų, kurie atskleidžia ryšį tarp gimimo būdo ir vaiko ateities sveikatos, pavyzdžiui, lėtinių ligų, kaip cukrinis diabetas, kaip astma, kaip alergijos įvairios. Gimstant natūraliais takais įsijungia visa kaskada kažkokių tai naujų procesų vaisiuje, tiek ir pačioj mamoj, kurie lemia galimybę vaisiui būti kiek įmanoma sveikam. O gimstant per cezarį, tai jau vaikas kaip jis yra nepasiruošęs gimti, taip jau iš tikrųjų jisai gimsta tada, kai norime mes. Nori medikai, nori mama ar kažkokios tai kitos priežastys lemia, kad jam reikia gimti per cezarį. Tiesa, mamos taip pat nereikėtų pamiršti, natūralus gimdymas ir jai, pasak medikų, yra palankesnis daugeliu aspektų. Tai turbūt visas pasaulis žavėjosi kunigaikštienė Keterin, kuri po savo abiejų gimdymų išėjo ne tik savom kojom ir su šypsena, bet dar ir avėjo aukštakulnius. Tai rodo, kad jinai tikrai gimdė natūraliai, greičiausiai net be medikamentinio nuskausminimo. Ir tai yra būdas, kaip moteris pagimdo lengvai, sklandžiai ir atrodo puikiai po gimdymo. Po cezario pjūvio operacijos moteris tikrai būna iki paros dar intensyvios priežiūros terapijoje. Praėjus tam laikotarpiu, jai aišku, žymiai yra sunkiau keltis, jai yra po operacijos neleidžiama kilnoti daiktų, tą patį savo naujagimį irgi laikyti yra atsisėdus, tik tai nenešioti rekomenduojama. Sveikimo procesas žymiai ilgesnis, kurių galima išvengti tiesiog gimdant taip, kaip yra sutverta moteris gimdyti. Vis tik nepaisant to, jog gamta mus moteris yra apdovanojusi gimties stebuklo galimybę, didesnės ar mažesnės baimės mus lydi turbūt viso nėštumo laikotarpiu. Iš tikrųjų buvau labai prigąsdinta. Tikrai? Kas tave prigąsdina? Mano buvusios kolegės sakė, žinok, ten yra labai žiauru, labai baisu ir ten, ta prasme, žiauriau gyvenime būti negaliu. Ir aš tikriausiai visą laiką to laukiau, kada bus ta žiaurioji dalis. Man jinai netėjo. Taip, gal keistai skamba iš tikrųjų, bet man jinai tikrai netėjo. Pirmiausia, tai yra žinios, o jas gauti būdų yra įvairių. Vienas geriausių turbūt eiti į kursus, susirasti, kur vyksta kursai ne tik ligoninėse, kur pateikiama tik teorija, bet paieškoti tokių, kur būtų galima išbandyti ir praktiškai tiek gimdymo pozas, tiek pačiupinėti lėlę, kuri būtų tarsi naujagimis, tiek pamatyti vizualiai,
kaip viskas vyksta gimdymo metu. Gimdymas natūraliais gimdymo takais tam tikra prasme tai atsidavimas nežinomybei ir tai neramina mus visas. Bet apsidairykite ir tikrai rasite į ką atsiremti. Gal tai mylintis vyras, gal jūsų pačios mama, gal medikai, o gal skirtingais etapais jie visi. Bet visų svarbiausias ramstis jumise. Tai jūsų tikėjimas, jog viskas bus gerai. Ir gimdymas tai ne kas kita kaip tikra gimties šventė. Kaip ją pasitiksite jūs?